Tai mausim kelnes, reiks tikrinti. Ką? Bet jis smakras atsikišęs, ne? Viskas gali būti atsikišę pasivyti smarkiai. Tai gerai, tai ką čia matom? Kakta aukšta, taip. Smakras gan stiprus, nes yra atsikišęs ir pakankamai platus. Kaklas irgi pakankamai platus. Pas gyvūnus, kai yra storas kaklas, jie yra, pas ką, pas begemotą, ne? Ar pas dramblis didelis. Jisai yra nebijantis dažniausiai nieko, eina kiaurai. Pas gyvūnus tai būna. Biški su žmonėm irgi susiję. Plonas labai kakliukas, rodo nepasitikėjimą savim, trūkumą, baimių ir panašiai. Bet pas jį labai geros akys yra. Ir, tai va jam, jisai, kad ir turi daug, sakykime, net ne agresijos, o potencialo daryti, veikti ir panašiai, empatija netgi gali trukdyti. Gerai, kad yra empatijos, bet jeigu jis per jautrus, tai gali jam tiesiog nužudyti kitas savybės. O jautrumo pas jį pakankamai daug yra. Tad pas jį yra akių asimetrija. Ir viena akis yra biški žemiau nusileidus negu kita. Pagal tai galima pasakyti, su kuriuo iš tėvų jisai turėjo konfliktą didelį. Arba nepaleido to konflikto su tėvu ar mama. Tai vien tai pažiūrėjus galėtumėm pasakyti, iš kur yra tas jo jautrumas. Jo, tai kuri akis? Tai va, dešinė akis yra, ne? Aš matau, kad šita akis yra šiek tiek žemiau negu šita. Dešinė pusė yra mūsų maskulinė energija, vyriška energija, o čia yra su tėtė negerai buvo kažkas. Ar nepriėmė tėtės, ar gėrė tėtė, ar tėtė mama smurtavo, ar šiaip nebuvo tėtės, bet tėtė buvo priekaištų. A jeigu tėtė buvo priekaištų, kas gyvenime bus? Problemos su? Daugiau su socialinė padėtim, pinigais, verslais ir panašiai. Jautrumo labai daug. Čia yra labai gerai, čia tokių vyrų ieško moteris. Bet tada paima tokį vyrą, kuris yra labai jautrus ir per tą jautrumą jį suėda. Eik daryk tą, jis vieną dieną pavargsa, sako, eikit jūs atsikniskit nuo manęs. Tai reikia jo neužspausti. Pasakė. Tai va tokius vyrus jūs gaudykit ir imkit, bet jūs pamatot jautrų vyrą, jautresnį, fainą. Ai, čia verta. Jo, šiaip jį čiupkit.